Visiems labą dieną, su jumis Liza Leva. Mes pakeisime žodį, aš žiauriai tyliai kalbėsiu, nes aš esu truputį prisirgus. Aš jūs beveik manęs negirdėsit. Tai antra dalis HG, tai yra Hunger Game. Matote. Ir norėčiau pasakyti vieną dalyką, jis buvo bent vienas prenumeratas, bent 10 komentarų po šito video ir bent 30 laikų. Tada aš, po 10 laikų, 10 komentarų ir vienas prenumeratas, tada aš išleisiu 5 naktis su Fredžiu. Ne, dabar po 20. Ir 2 prenumeratai. 20 laikų, 20 komentarų ir 2 prenumeratoriai. Nekink. Tik ne čiteris naudojam. Umliu. Kas pašūsiu daiktai? What the fuck? Nekenčiu. O, ne, ten jau kažkas. Sprunkam. Kuo greičiau. Palaukit, žiūrėkit. Wow. Kvailys. Žinom, kad pirmąjį būti visą laiką labai sudėtinga, bet pralaužkim ledus. Timas. Niekas nepaimk mano. Aš iš tikrųjų sveikinu, nes Eglė pradėjo kelią šiais metais Lietuvos balse būtent mūsų komandai. Ir buvo stipresnė. Lūzerį. Aha. Eglė atkeliavo iki finalo ribos. Norėjo mano batuką. Negaus. Niekas negauna mano Jūs batą. labai rizikavot ir rizika tikrai nepasiteisino. Gerai. Antras dublis. Aš labai gerai pažįstu Marijoną Mikutavičių ir galiu pasakyti tiesiai šviesiai, kad visos jo baladės tipo dainos tinka tik Marijonui Mikutavičiui. Mes galim kartu dainuoti su minia 3 milijonas arba pasveikinkime kitus, bet tokią dainą, kaip jūs pasirinkot, galite dainuoti tik Marijonas arba Dievas. Jūs nesate nei vienas, nei kitas. Šį vakarą man atrodo, kad jūs šiek tiek dėlė prašokat, jeigu pateksite į superfinalą. Pažaidė, kaip vadinasi serveris. Mes turim būti vienas balsas, aš visiškai nesutinku. IP serveris. Dainuojame šią dainą radiją. Šiaip jau daug kas žino. Tiksliai girdėjau tos dainos žodžius. Šiuo metu, kai jūs ją padainavote, pirmą kartą jos susiklausom, taip kaip jos reikia paklausti. Matot. Prašau, mano mielas. Gal jums Marijonas Mikutavičius ir Dievas, bet Eglė šią dainą šiandien... Ne, tiesiog Marijonas blogiau artikuliuoja. Tai irgi trūkumas dainininkui. Eglė, susitikit po šios dainos Marijoną ir išmokinkite į 6 žąsis su 6 žąsyčiais. Arba dar geriau, kaip sakydavo. Vienas sakymas, tokia frazė pasakė. Ilgai kartuokit rusiškai. Karalius erelis. Karolė ariol. Žodžiu su šventom kalėdom. Eglutė skaroga. Gerai, Aš laukiam. manau, kad jūs padainuotumėt visai nesunkiai šią dainą. Aš noriu pasakyti, kad Eglė Dabar yra, matote, neteisingai rodo perspėjų už 4 valandom. Ir tai spėjau pačiupti. Aš taip asmeniškai pačią Marijoną nepažįstu. Aš spėjau pačiupti sportą. Man asmeniškai jums skambėjo labai Reikia kažką sumušti. Varom paskui tą. Man skambėjo labai gražiai ir netradiciškai tu labai kvitai stovėjai. Upgradintas. Žmonės taip jau yra, ta pradžia būna sutinga, bet labai... Aš žaviuosi tavo to stabilumu. Galbūt vieni yra labiau žavingesni ir dar kažkokie, bet tu esi stabili, tu esi pirma ir man patiko pasirodymas ir šis kūrinys man dar kitaip rašyta, aš sveikinu, puikus pasirodymas. Katažina, matau, kad jūsų akis pilnas ašarų, ar taip čia man blogai matosi? Tiesiog, labas vakaras visiems pirmiausia. Aš visuomet esu sąžininga ir savo, ir kitų atžvilgių. Ir Eglė šį vakarą tikrai,
tu esi šaunuolė, tikrai. Aš tau nuoširdžiai pasakau, kad tu sujaudinai tiek mane, tiek aš tikiuosi visus televizijos žiūrovus ir sėdinčių salėje. Taip. Tai yra labai drąsu pasirinkti tokį kūrinį ir parodykit man nors vieną, kuris geriau padainavo negu Whitney Houston, negu Aguilera. Yra drąsu rinktis tikrai tokius tvirtus, gerus kūrinius. Ir tai yra žmogus, profesionalas savo srityje, kuris nebijo iššūkių, kuris išeina tvirtai stovint ant kojų, nedainuoja, o gyvena. Tai yra labai svarbu. Ir aš tai sveikinu, tu esi šaunuolė. Ačiū, Katažina. Kubytė. Negaliu palaukti. Gal. Viską. Lietuvos balso namai Vilniuje, Ozas. Hei, Lietuvos balso reporteris, sveikinu su jumis. Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronics, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. Dabar mes išgirsime Katažinos verdiktą. Aš džiaugiuosi, kad nei viena, nei kita niekuomet neįsižeidžia, kai pasakau, kaip yra. Ir šis vakaras nebus išimtis, pasakysiu, kaip yra. Ir viena ir kita yra balsingos muzikalios, kaip jau minėjau. Tačiau turiu pritart Merūnui, kad Eglė turi tikrai daug... Negaliu pasakyti, kad labai daugiau negu Greta, bet tikrai vokaliai ir kadangi čia yra Lietuvos balsas, ko gero šiek tiek yra stipresnė už Gretą. Tuomet netempsiu gumos ir savo balus
nusprendžiau paskirti šitaip. 70% savo balso aš skiriu Eglei. Ir 30 jau labai aišku, kam. Dar norit ką nors prieš tai pasakyti? Manau, kad jūs abidvi žino. Pasakyti apie tą laiką viskas. Sunku, kad aš žinau, tai šiandieną visiems tikrai labai sunku. Per visą tą ilgą mūsų kelią ir labai gražų ir muzikalų, aš manau, kad jūs abidvi tikrai muzikuosit. Ir linkiu tik tai, kad tai būtų vienas iš tokių atspirties taškų jūsų muzikiniam gyvenime. Taigi viskas aišku, Katažina 70% skyrė Eglei, Gretai 30%. Lietuvos balso dalyvius skraidina Air Lituanica. Kokią skaičiavimo mašinėlę aš susidarysiu? Nu, čia nieks negeria pas mus šį vakarą. Dar po 50, sako kažkas. Blaivus vakaras. Aš manau, kadangi... Pažiūrėjai, ką žmona parašė? Turiu tokį įtarimą ir galvoju, kad lietuviai vis tiek yra tas toks patriotiškumo kasnelis, aš lygiai taip pat elčiaus, bet nepamirškit, kad tai yra vokalo konkursas ir tai labai yra svarbu. Būkit geri, neužmirškit to. Kadangi Agnė labai stipriai palaiko žiūrovai, o Tina mažai turi. Tai buvo Hunger Games. Kadangi Tina savo aktoriškumu ir išmanimu Visiems davė per galvą Agnei.